Sveiki prisijungę prie Rongen transliacijos. Labai džiaugiuosi galėdama pakviesti jūs šiandien produktyviai popietiai, produktyviam pokalbiui. Aš esu Greta Zarembienė, sutelktinio finansavimo platformos Rongen partnerė bei ryšių su investuotojais vadovė. Ir džiaugiuosi, nes šiandien pas mus svečiuose yra nekilnojamo turto bendrovės Oberhaus rinkos tyrimų vadovas Baltijos šalims Raimundas Reginis. Labas, Raimundai. Labas, Greta. Šiandien susitikom pasikalbėti turbūt apie tai, ar šie metai nekilnojamo turto rinkai žada daugiau optimizmo, daugiau pozityvumo ir apskritai labai smalsu sužinoti, kokių naujienų laukia pati rinka. Raimundai, aš žinau, kad tu esi ne tik savo srities profesionalas, ne tik nekilnojamo turto rinkos ekspertas, bet tuo pačiu ir investuotojas. Ir man teko girdėti, kad dalį savo investicinio portfelio arba savo investicijų tau tenka nukreipti ir į projektus sutelktinio finansavimo platformose. Tad jeigu tu tik neprieštarausi, aš antrą mūsų pokalbio dalį labai norėsiu pasikalbėti ir sužinoti, tai kaip žmogus, kaip tu, kuris turi praktiškai visos nekilnojamo turto rinkos skaičius, atsirenka tos investicinius projektus. Ar galėsim trumpai paliesti ir šią temą? Gerai, žinoma. Raimundai, gal pradėkim šiek tiek iš toliau apie pačią nekilnojamo turto rinką, nes iš ties mes girdime šiandien labai daug prognozių tiek apie Lietuvos ekonomiką, tiek apie nekilnojamo turto rinką. Ir ekonomistai, kaip ir užsiminiau šiek tiek įžangos pradžioje, jau prognozuoja, kad šie metai tai rinkai bus gerokai pozityvesni. Mes ir šiandien laukiame galbūt Euriboro mažinimo, ar ne? Tikimės, kad toliau augs ekonomika, tikimės, kad augs atlyginimai, bet turbūt reiktų sutikti su tuo, kad bendrai nekilnojamo turto rinka yra labai priklausanti nuo lūkesčių. Kaip tu pats matai šiuos metus? Jeigu apskritai kalbėti apie, sakykime, tų pačių ekonomistų prognozes ir lūkesčius, tai vis dėlto reikia suprasti, kad taip, turbūt šie metai prognozės yra šiek tiek pozityvesnės, bet to pozityvumo nėra tiek daug. Tos, sakykime, paprastai tai atsargios. Sakykime, tie patys ekonomistai taip, tos, sakykime, pagrindinius rodiklius mums prognozuoja geresnius negu praėjusiais metais, tačiau to pozityvumo nėra galbūt tiek daug. Bet gal toms geroms prognozėms yra pagrindo? Tai pagrindo yra, žinoma yra, bet jeigu kalbėti apie pačią nekilnojamo turto rinką, jinai irgi tokia yra pakankamai inertiška ir, sakykime, tie patys pirkėjai, netgi situacija gerėjant, kalbant apie tos ekonominius rodiklius, nebūtinai reiškia, kad jie, sakykime, visi vėl staigiai subėgs į nekilnojamo turto rinką. Tai vis dėlto sakyčiau, kad taip, pagrindo prognozėms, sakykime, ir ekonominiams, ir nekilnojamo turto rinkai yra teigiamų veiksnių, tačiau jie tikėtina šiais metais dar kardinaliai nepakeis rinkos. Bent jau mano tokia nuomonė, kad vis dėlto šiais metais nekilnojamo turto rinka dar ieškos savo tokio, sakykime, tokio atspirties taško, ypatingai, kaip minėjai, apie tas pačias palūkanas, jų laukia visi, bet dar nesulaukia. Tai vis dėlto turbūt tas atsigavimas jisai turėtų būti, toksai palaipsnis ir turbūt dar... Uždelstas? Sunku pasakyti, ar galima pavadinti uždėlstu, bet tikėtina, kad ne toks staigus. Daugelis laukia pavasarį tų sugrįžtančių pardavimų, bent jau vystytojai, ar ne? Mes tikimės to šiek tiek sugrįžtančio aktyvumo į tą nekilnojamo turto rinką. Raimundai, kaip tu manai, kokios naujienos šiandien padėtų svarstantiems įsigyti būstą sugrįžti į tą rinką? Nes mes dabar jau matom, kad ta krizė, kurios praktiškai laukia visi, ne visi, gal mes nelaukiam, bet tikėjomės jos, ar ne, ji taip ir neatėjo. Kaip ir minėjom, atlyginimai auga kone dviženkliais procentais, infliaciją mes jau šiandien matom taip pat sumažėjusią praktiškai iki minimumo. Tai ar galima būtų daryti prielaidą, kad pirkėjams labiausiai padėtų apsispręsti Euriboro palūkanų mažinimas? Apskritai, jeigu taip galvotume apie visą rinką, tai turbūt labiausiai padėtų apsispręsti visiems tos dingusios geopolitinės įtampos. Ir tie vyksta ne tik tai karas netoli mūsų, bet ir vyksta ekonominiai karai pasaulyje. Vienos tai įvairios sankcijos, draudimai, tai veikia tiesiog ir mūsų ekonomikas. Tai jeigu šitas veiksnys ir psichologinis, ir toksai
apčiuopiamas veiksnys dingtų, tada žinoma, staigiai visi sugrįžtų į rinką, bet akivaizdu, kad šitie dalykai dar išlieka galioti ir jie bus aktualūs turbūt ir šiais ir galbūt ir kitais metais. Bet jeigu kalbėti apie tokius, sakykime, tokius dalykus, nuo kurių tikrai esame priklausomi ir tai tas pats, kaip paminėjai, infliacijos mažėjimas ir palūkanų, sakykime, tas pirmasis pagaliau mažėjimas, kurio labai visi laukia. Tai žinoma, čia yra pagrindinis veiksnys, bet yra ir kitų veiksnių, kurie išties, sakykime, neleidžia tai rinkai, sakykime, sugriūti, nes galbūt tikrai tikėjosi. Reikia prisiminti, kad rinka yra tokioje lėtėjančioje fazėje jau beveik 2 metus. Taip. Jau nuo karo pradžios, 2 metai. Tai lėtėjančioje fazėje, bet kaip matome, pavyzdžiui, kainos nekrenta. Nes yra tokie fundamentalūs rodikliai, kurie rodo, kad rinka yra atspari. Atspari, sakykime, šitam šokui, sumažėjusios paklausos šokui, nes, pavyzdžiui, yra tas pats ir darbo rinkos rodikliai. Nes, kaip pavyzdys, tai praėjusiais metais didmiesčiuose atlyginimai į rankas, sakykime, augo nuo 10 iki 11% metinis augimas, vidutinis metinis. Bet tai yra geras tempas. Tai yra labai didžiulis tempas šiaip. O kainos tuo tarpu augimas buvo nuo 6 iki 9%. Tai reiškia, atlyginimai bent jau žiūrint statistiškai augo sparčiau ir jau po 2 metų pertraukos turime šiek tiek pagerėjusi tą atlyginimų ir kainų santykį. Įperkamumas. Paprasta, neskaičiuojant paskolas, tas paprastas santykis, kiek uždirba žmogus ir kiek kainuoja vidutinis būstas, tai jisai visose miestuose pagerėjo. Aišku, Vilniuje šiek tiek prasčiausiai, galbūt tas pagerėjimas yra pats mažiausias, toks simbolinis, sakykime, palyginus su 22 metais. Bet bent jau matome, kad iš atlyginimų prizmės tai kaip ir gerai, atlyginimai šiek tiek mums padeda. Ir kiti dalykai, žinoma, tas natūralus būsto poreikis yra. Vis dėlto, jeigu tai pasižiūrėt, tai tas pats Vilnius labai sparčiai ir praėjusiais metais augo, ir Kaunas, Klaipėda, fiksuojamas teigiamas pokytis. Tai šitie veiksniai yra išties labai svarbus ir jie taip leidžia mums, sakykime, rinkai nesugriūti. Nes išties matosi, kad pirkėjai ir ypatingai jų finansinė būklė yra pakankamai gera. Ir kas svarbu, įsiskolinimo lygis mūsų yra santykinai mažėjantis. Sakykime, paimti sukauptą būsto paskolų portfelį ir BVP mūsų. Tai sakykime, ta pinigų kiekį rinkoje, tai pamatysim, kad 3 metus iš eilės tas santykis mažėja. Tai reiškia, įsiskolinimo lygis neauga. Bet kaip, Raimondai, atrodytų, pabandykim paprognozuoti, kaip galėtų atrodyti pirkėjų sugrįžimas į rinką? Ar mes galim tikėtis vadinamojo spyruoklės efekto, kurį matėm, pavyzdžiui, pandemijos metu, nes kaip ir pats užsiminė, ar ne, Vilnius tikrai augantis miestas, ar ne, ir nemaža dalis pirkėjų būsto, natūralu, galbūt kurie svarstė įsigyti praėjusiais metais, jo tiesiog nepirko. Kainos taip pat užsiminė, jos nekrito, tai šiemet tiek Vilniuje, tiek Kaune mes vėlgi girdim informaciją iš vystytojų, kurie sako, kad vystymo apimtis, tai mes mažinsim maždaug 40%, ar ne? Tai kaip atrodytų tas jūsų sugrįžimas į rinką? Apie spyruoklės efektą aš vis dėlto sakyčiau, kad tai tikėtina, kad tai neįvyks. Ir tai gerai, kad tai neįvyktų. Nes jeigu, sakykime, į rinką sugrįžtų vienu metu tikrai didelis kiekis pirkėjų, tai kas būtų? Tada, tas, sakykime, greitai išpirktų tą susikaupusi sandėlį ir paskui, neturėtų ką pirkti, nes tai, kaip ir minėjai, ir mūsų duomenys, mes tiksliai paskaičiavom, kad šiais metais faktinės statybų apimtis bus 40% mažesnis. Tai yra ženklus labai sumažėjimas, reiškia, būsto pasirinkimas bus daug skurdesnis. Tai reiškia, jeigu įvyktų kažkoks tas staigus atšokimas, tai būtų blogai pačiai rinkai. Tai yra ir patiem pirkėjam, nes tikėtina, kad plėtotojai nespėtų sureaguoti staigiai. Taip. Todėl aš apskritai žiūrint šito scenarijos turbūt tikėtis vargu ar įmanoma. Vis dėlto daug geriau būtų ir labiau tikėtina, kad rinka atsigaus palengva. Tai yra, tas, sakykime, atsigavimas bus po truputį, tai yra, tas sandorių skaičius galbūt nuo metų vidurio, kaip pavyzdys, galėtų pradėti augti, jau matyti visi, kad jau po truputėlį pirkėjai grįžta, bet tikėtina, kad tas atsigavimas bus nuosaikus. Nes, tos grėsmės visos, sakykime, ir tas palūkanų mažėjimas, jisai nebūtinai vyks staiga ir tikėtina, kad jisai palengva mažės. Tai yra pozityvi žinia pačiam pirkėjui, kad, jau, sakykime, jau įmokos mūsų mažėja. Nors jeigu tai pasižiūrėti, jau šių metų pradžioje jau realiai jau tiem, kuriem perskaičiuoja, sakykime, paskolas, ypatingai kurie turi fiksuotą 3 mėnesių perskaičiimo laikotarpį,
jau jie pasiekė savo piką ir jiems jau netgi šiek tiek įmokos simboliškai netgi pamažėjo. Tai jau to optimizmo galima po truputėlį pirkėjams įsikvėpti, ar ne, per palūkanų prizmę. Bet pabandykim dar truputėlį, tiesiog garsiai pagalvoti, kas būtų tie pirmieji žaidėjai, kurie sugrįžtų į rinką. Ar tai būtų, žmonės svarstantys įsigyti vis tik tą savo nuolatinį būstą, ilgalaikį būstą, ar tai būtų tie, kurie mano supratimu šiandien yra šiek tiek atsitraukę iš rinkos, tai yra tie, kurie galbūt praėjusiais metais ar dar praėjusiais metais svarstė įsigyti nekilnojamo turto nuomai, nes turbūt Euriboras tokiu atveju netgi nebėra toks svarbus, nes jeigu mes, pavyzdžiui, perkam turtą su banko paskola, tai mes vis tiek turbūt nežiūrim tik į 6 mėnesių ar šiandienos tą Euriborą, mes skaičiuojam ilgalaikių metų, 10-15 metų tą vidurkį, ar ne, kiek mes su to banku draugausim, kol tą turtą iki galo mes išsimokėsim. Ar tokie veiksniai, palėtėm šiek tiek tą geopolitikos faktorių, kaip pavyzdžiui Vokietijos brigados atsiradimas Lietuvoje, galėtų paskatinti pastarąjį tą segmentą nuomotojų, ar ne, sugrįžti tą rinką šiek tiek aktyviau. Kokia situacija čia? Kas būtų tie pirmieji, kurie galimai sugrįžtų į tą rinką? Tai žinoma, vis tiek mūsų rinka vis varoma to, sakykime, natūralaus poreikio. Tai yra tie, kurie laukė ir kurie negalėjo įpirkti būstą arba nenorėjo pirkti, dėl psichologinių priežasčių, ta prasme, kad, matydami tokį neapibrėžtumą ir, sakykime, galbūt dėl savo darbo ir panašiai, tai pirmiausia, vis dėlto grįžtų tie, kuriems tikrai reikia to būsto. O, sakykime, tie investuotojai, šiaip investuotojai ir dabar dalyvauja rinkoje, nes jie šiaip turi dabar labai geras sąlygas. Sakykime, nors, sakykime, to kainų augimo perspektyvų jau kaip ir nelabai yra, kainos beveik ir neauga iš esmės. Bet, sakykime, investuotojai, kurie ypatingai turi daugiau nuosavų. Daugiau kapitalo. Taip, daugiau kapitalo, jie gali labai greitai sureaguoti į tokius gerus pasiūlymus. Nes dabar rinkoje atsiranda tokių pasiūlymų, kur pamatai skelbimą ir supranti, šita kaina yra gera. Po 2-3 dienų jau nėra to skelbimo. Tai reiškia, ir dažnai taip ir būna, kaip ir mes, sakykime, pardavinėjom kažkokį geresnį pasiūlymą įdedam, tai iš karto atsiranda 2-3 potencialūs pirkėjai ir kaip taisyklė, 1-2 iš jų būna, kurie sako, man reikia banko finansavimo, aš galiu pirkti dabar. Ir tokie iš ties labai gerus variantus pasiema. Bet ar mes kalbam čia apie didesnius nekilnojamo turto objektus, ar tiesiog apie, pavyzdžiui, gyvenamą būstą, komercinės patalpas? Daugiau aš kalbu apie būstą, apie smulkius. Apie smulkius, tokius standartinius butus, kur investuotojai tikisi, sakykime, įsigyti ir išnuomoti paskui. Tai vadinasi, kad rinka vis dėlto, jinai nėra tokia išsigandusi, jeigu jinai toleruoja šiokią tokią nuolaidą. Jeigu sakom, ar ne, kada mes įdedam geresnius pasiūlymus į rinką, kas yra tas kainos skirtumas, kuris yra pakankamas pirkėjų šiandien? Jeigu, sakykime, jeigu žiūrėti į pačią rinką, tai labai daug objektų dar yra tokiam, su kainom, kurios, yra vedinos labai didelių lūkesčių pardavėjų. Tokio optimizmo. Bet tai yra tokie objektai ir, sakykime, tokie pardavėjai, kuriems nėra skubu parduoti. Jie laiko tas kainas, jie laiko tos skelbimus, tačiau susidomėjimas tokiais yra pakankamai mažas. Tai vis dėlto jau reikia žiūrėti tą tokį objektyvų rinkos lygį, sakykime, tą rinkos vertę, rinkos kainą. Ir ypatingai, kaip minėjau, tai jau yra, jeigu šiek tiek žemiau negu rinkos, sakykime, kažkokia nusistovėjusi rinkos vertė, rinkos kaina, tai tie pasiūlymai yra tokie labai geri, bet jų labai mažai. Tai užtat mes ir nematome, kad tikrai atsiranda kartais žmonių, kuriems reikia greičiau parduoti. Tada jau jie šiek tiek pamažina tą kainą jau į žemesnį lygį, nuo to vidurkio, sakykime, ir tada greit parduoda. Tai bet didžioji dalis dar vis tiek laiko lūkesčiai labai dideli yra. Tai jeigu palėtėm, ar ne, mes jau tą nekilnojamo turto kainų aspektą, tai nepaisant tų skirtingų nuotaikų, sutarėm ir Raimondai tu daliniesi, ar ne, kad tos kainos jos nemažėjo, jos vis tiek šiek tiek netgi paaugo, jeigu mes kalbėsim, ar ne, 1,5%, daugiau šiek tiek nei 1,5% paskutiniu metu turbūt. Tai ko mes galim tikėtis kainų prasme šiemet? Nes labai daug nuomonių girdim, kainos kris, kainos kils, liks tokios pačios. Visi mes turim savo įsivaizdavimą. Kaip jūs, kaip profesionalai, mato šiais metais nekilnojamo turtą per kainų prizmę? Jeigu žiūrėt, sakykime, apskritai į aktyvumą, tai dar yra bloga naujiena, kad, sakykime, naujausios žinios rodo, kad dar rinka ieško tokio savo dugno. Tai reiškia, dar mes esam tokioj truputėlį lėtėjančioje fazėje, nes,
per šių metų ten 2 mėnesius Lietuvoje buvo įsigyta šiek tiek daugiau nei 5000 būstų. Šiaip visai nemažai. Nėra taip jau ir mažai. Rinka tikrai nėra sustojus. Bet čia jeigu Lietuvoje pasižiūrėt, virš 5000 būstų. Tai yra jau, bet dar yra 10 mažiau negu praėjusiais metais per sakykime, sausį vasarį. Tai dar matome, kad dar taip rinka yra tokiam sąstingyje ir dar tokio ieško, sakykime, atspirties taško ir tikėtina, kad pirmasis šių metų pusmetis jisai kažko labai gero irgi nežada. Vis tiek dar tokie gyvensim turbūt laukimo nuotaikomis ir tikėtina, kad to didesnio pirkėjo aktyvumo nesulauksime. Tai visos viltys į antrą pusmetį. Ir tas atėjęs pavasaris, kada visi, sakykime, vystytojai tikisi tų pirkėjų geresnių nuotaikų, turėtų ateiti turbūt tik tais rudenį? Turbūt rudenį, nes visi labai vis tikisi ir kad rodo ir metų pabaigai, ir čia metų pradžiai liktai pagerės, bet situaciją matome objektyviai žiūrint į visą rinką. Aš nekalbu ten galbūt apie naują statybą tenais tam tikrų miestų, bet aš kalbu apie visą Lietuvą. Tai turbūt jeigu tas atsigavimas tik tais kažkoks bus jau 2 metų pusmetį šių, tai turbūt sąlygų kažkokiam kainų augimui iš esmės nelabai ir lieka. Vis tiek tikėtina, kad mūsų kainų lygis laikysis labai panašiame lygyje, kaip ir dabar turime. Tai vadinasi, kad šiais metais mes turėtumėm nesitikėti nei kainų kažkokio ženklaus augimo, nei ženklaus kainų kritimo. Taip, ženklaus žodžio čia nereikia, nei kritimo, nei augimo. Vis tiek turbūt tikėtina, taip, kainos, sakykime, toks žodis yra stagnuos. Taip. Raimundai, pats esi išsitaręs, ar ne, nes jau norėčiau šiek tiek tą mūsų pokalbį pakreipti kitą linkmę, nes kaip ir minėjau, ar ne, pats esi ne tik savo srities profesionalas, ne tik nekilnojamo turto ekspertas, bet ir investuotojas. Ir tu esi išsitaręs, kad vis tik esi bandęs investuoti per sutelktinio finansavimo platformas, galbūt ir tiesi, ar ne, bet pasidalinai, kad šiai dienai tuos projektus, kurie ten yra skelbiami, atsirenki atidžiau. Kas pasikeitė ir kodėl atidžiau? Taip, ir investavau, ir investuoju, ir investuosiu. Tai šitas būdas yra pakankamai patrauklus ir jeigu dabar kalbėti apie, sakykime, kaip anksčiau investuodavau ir kaip dabar investuoju, tai dabar pasikeitė mano pozicija, sakykime, iš esmės dabar pasilikau investicijas, tai yra žiūriu investicijų, kurios yra užtikrintos likvidžių turtu ir kurio baigtumas yra 100%. Tai, ar daug tokių pasiūlymų šiandien yra rinkoje? Tokių pasiūlymų nėra daug, todėl vis dėlto tenka dirbti ne su viena platforma. Tai yra reikia dirbti su kokiom 3-4 platformom ir išsirinkti tuos perliukus. Sakykime taip, išsirinkti tuos perliukus, nes kas yra gerai, kad vis dėlto pasirinkti kažkokį tai likvidų turtą, vis dėlto yra pakankamai saugu. Ar aš teisingai girdžiu, Raimundai, kad kai sakai žodį likvidus, tai likvidų turtą laikai, kuris jau yra pilnai, kaip ir minėjai, užbaigtas, 100% baigtumo, neturi jokių su statyba susijusių rizikų. Žiūrim per tą pusę likvidumą, ne per terminą, ar ne? Būtent taip, nes jeigu taip pasižiūrėti, sakykime, į plėtojimus projektus, nes tikrai dažnai, jeigu pasižiūrėsi platformas, tai kas ten dažniausiai, tai būna, sakykime, kažkoks pradedamas plėtoti projektas. Ar ten individualių namų gyvenvietė, ar ten daugiabutis namas. Tai vis dėlto reikia, jeigu tokie projektai, tai labai reikia žiūrėti į plėtotojų patirtį, akivaizdu, nes, sakykime, kai mes anksčiau gyvenom tokioje augančioje rinkoje, tai ta auganti rinka labai gerai ištaisydavo visas investuotojų klaidas. Pati patemdavo vystytoją. Jeigu ten kažkas, tai padarai kažkokią klaidą, ar tenai, sakykime, netokį būstą šiek tiek pasiūly, bet vis tiek, sakykime, kainos tos auga, tu nėra vieno pirkėjo, rasi kitą pirkėją, tu realizuosi tą turtą, kaip, sakykime, pats plėtotojas. Dabar, kai rinka yra šiek tiek tokia stagnuojanti, galim paminėti žodį stagnuojanti, nes taip, ir aktyvumas tokiam žemumose, ir kainos neauga, tai jau tos klaidos jau pradeda badyti, kaip sakoma, tuos investuotojus. Ir jeigu silpnesnis investuotojas, tai jisai gali susidurti su problemomis, su likvidumo problemomis realizuojant turtą. O tu, kai, sakykime, pats finansuoji tokį projektą, tai kai vaizdu, kad tas įkeitimas, tas užstatas irgi paskui realizuojant gali užtrukti. Todėl, sakykime, jeigu paimti tokį patį geriausią variantą, tai būtų, žinoma, koks nors investuoti, sakykime, yra investuotojas, kaip tik ir prieš porą dienų investavau, paskutinė mano buvo, tai investuotojas perka negyvenamosios paskirties patalpas
Vilniuje. Tai yra projektas užbaigtas pilnai, 100% registruotas. Ten, sakykime, jas patalpas įrengs ir pasiūlys trumpalaikiai nuomai. Ar trumpalaikiai, ilgalaikiai nuomai. Tai, sakykime, tu kaip investuotojas gauni jau tokį galutinį daiktą, įkeičiamas daiktas, kurį tu gali, tik tai klausimas tik tai dėl jos vertės yra. Jau dabar tik tai vertės klausimas. Raimondai, bet, tai gerai, sugrįžkim dar truputėlį prie tų prioritetų. Tai tu pats, kada renkiesi investicinius projektus, prioritetai yra kaip galima didesnis objekto baigtumas, ar ne? Galbūt netgi objektas, kuris generuoja kažkokį pajamų srautą, lyginant su investicija, ar ne, kurią atlikai visai ne per seniausiai. O kas yra, tos raudonos vėliavos, kuriomis remiantis sakytum, stop, šitas projektas ne man? Ko vengi, atsirinkdamas investicinius projektus platformose? Žinoma, vengiu nestandartinių objektų. Tai yra, jeigu mes kalbam apie likvidumą, tai kuo toliau nuo didmiesčių, kuo daugiau, kaip sakau, į laukus, ten yra daugiau tų raudonų vėliavų. Nes dažnai tokios, sakykime, objektas būna, net ir pasiėmė tą vertinimą, taip, jis atrodo vertimas viskas tvarkingai atliktas, vertė pagrįsta yra, bet tu realybėje supranti, kad, likvidumas ten, sakykime, tam tikros regionuose yra toks mažas, kad ir tas pats vertinimas yra, toksai, sakykime, popierinis. Tiesiog netitinkantis rinkos vertės turbūt, ar ne? Kartais net sudėtinga nustatyti net pačiam tą rinkos vertę arba rinkos kainą. Nes, yra ne kažkoks nestandartinis objektas, sakykime, ten kažkur už miesto, ten, sakykime, kad ir tie patys sklypai plėtrai, tas irgi su plėtra susijęs dalykas irgi yra labai šiuo metu, rizika tikrai išaugus. Bet sklypai vėlgi, aš turbūt norėčiau šiek tiek, galim pagilinti, ar ne, tą klausimą, nes sklypai irgi turi savo atskirą kaip ir tokią rinką. Vilniuje, pavyzdžiui, jeigu mes kalbėsim apie didžiuosius miestus, juk čia to žemės tai nedaugėja, miestas auga ir jeigu mes kalbėsim apie sklypus, kurie, sakykime, yra jau galbūt su statybos leidimu ir jie gali būti potencialiai įdomus ne tik esamam vystytojui, bet ir kitam vystytojui, tai gal sklypai, nėra labai rizikinga investicija. Tai, kaip, jinai vis tiek yra rizikingesnė, jeigu aš kalbėjau tos pavyzdžius, sakykime, kur daiktas yra baigtas. Tai yra, baigtas daiktas, tai reiškia, tu nusipirkai ir iškart gali vėl parduoti kitam ir jisai pirkėjai bus ne vienas, sakykime. Sklypai, tai čia jau yra didesni sklypai, tai orientuoti į plėtotojus. Plėtotojai dabar irgi tokios nuotaikos, žinote, jau tokios yra atsargesnės, jau irgi negrebia bet ko. Tai tada, žinoma, reikia labai žiūrėti į pačią vertę. Ir turbūt į vietą, ar ne? Ne, aš turiu menį, kiek yra, sakykime, koks yra LTV rodiklis tas pats. Kaip vertintas žiūri, su kokiam prielaidomis vertina tą patį žemės sklypą. Tai, sakykime, jeigu apie Vilnių, tai taip, problemų nėra ten tų sklypų, jeigu geresnėse vietose, tai tų blogiausių atvejų tikrai rasi pirkėją. Tik tai, aišku, žinoma, už kokią kainą, nes dabar vis tiek plėtotojų kaštai jie nemažėja. Tai vienintelis dalykas, kur jie šiuo metu gali susimažinti nors kažkiek kaštus, tai nemokėti tiek daug už sklypus. Čia toks objektyvus rodiklis, kur tu gali susimažinti, nes statybų kaštai jie tikrai nesumažėjo. Ir vėlgi vystytojams, ar ne, yra naujų reikalavimų, kuriuos jie turi išpildyti. Pailgėjo pats ciklas iki SLD gavimo, ar ne, žinom, kokia yra ta situacija ir kaip tie terminai yra šiai dienai išsitęsę. Bet Raimondai, dar pasidalinsiu turbūt ir savo įžvalgą ir iš kurios užduosiu vieną klausimą. Savo platformoje, kada veikiam tikrai jau ne pirmus, ne trečius, ne penktus metus, mes kartais susiduriam su tokia, aš sakyčiau, gal iššūkiu, kada investuotojai iš pasitikėjimo, jog viskas ateina laiku, informaciją jie gauna jau surinktą, liaudiškai tariant, sukramtytą, pateiktą, jiems tai reikia apsispręsti. Jie tos informacijos, tam tikras segmentas investuotojų yra linkę, nebetikrinti dar kartą patys. Kaip toks žmogus kaip pats, kuris, kaip ir minėjau, turi begalę duomenų apie rinką, turi daug kompetencijos toje rinkoje, ar tu tikrini pats pakartotinai tą informaciją, kurią pateikia platforma? Ką tikrini? Paklausą tuo pačiu, verslo planą, vystytojo patirtį? Žinoma, kad tikrinu, nes nepaisant to, kad investuoju, sakykime, stengiuosi galbūt mažesniems sumom, bet daugiau projektų investuoti, bet vis tiek stengiuosi viską pasižiūrėti, ką aš galiu pasižiūrėti. Nes, svarbiausia, žinoma, tai pagrindinė informacija, tai kaip pristato pati platforma, kokius duomenys teikia. Antras dalykas, tai pats vertinimas.
na, aš tikrai turiu būti garantuotas, kad tas LTV jis yra, na, neviršys mano kažkokios ribos. Nes kartais būna taip, aš suprantu, kad būna LTV, sakykime, nurodytas ten koksai 65-70%, bet aš suprantu, kad ten yra gal 80%. Bet jeigu mane tenkina tas sakykime, ta rizika, tas 80% iki tai santykis, tai tada aš pats priimu sprendimą. Bet aš žiūriu viską. Iš tikrųjų, kaip ir sakiau, ta prasme pasižiūriu vertinimą, tai žiūriu apskritai, koks yra turtas įkeičiamas, koks yra baigtumas, kas yra plėtotojas ir, sakykime, tos vertės pagrindimą, tai yra pasižiūriu, na, už kiek planuoja, sakykime, realizuoti turtą, už kiek tenai kokie yra kaštai kiti ir panašiai, ir ar tas modelis veikia. Tai, sakykime, kiekvieną projektą tenka vis dėlto pasitikrinti, netgi ir man. Pasitikėjimo, taip, dalis, sakykime, investuojančių, na, pasitikė pačią platformą, nes jūsų toks ir darbas yra pateikti kažkokį tai produktą, jau kur nereikėtų galbūt ten labai žiūrėti, bet man, nu, tiesiog įdomu pačiam pasižiūrėti. Bet Raimondai, vat, palėtė labai įdomų, ar ne, irgi aspektą pasitikrinti vystytoją. Kartais, net ne kartais, bet dažnu atveju, tam tikram projektui galbūt įmonių grupės teigia naują įmonę, ar ne? Ir mes galime matyti rekvizituose vieną darbuotoją, bet suprasti, kad galbūt komanda, ar ne, na, jinai yra samdoma iš šalies dirbti šalia to projekto. Ar yra kažkokie, na, pratimai, kuriais tu galėtum pasidalinti kaip ekspertas su paprastais žmonėmis, ką mes patys galėtumėm padaryti, kad, na, tiksliau, atidžiau tos projektus išsirinktumėm, arba kad ką padarytumėm, kad, na, jaustumėmės, kad pasitikrinom, nuėjom tą ekstra žingsnį rizikai susimažinti. Na, iš ties sudėtinga, nes jeigu taip žiūrėt apie plėtotojus, sakykime, na, tai kai yra žinomas vardas, nes yra tikrai, bet jeigu, sakykime, finansuojasi kažkoks plėtotojas, tai net nereikia, parašai, kad ten kažkoks plėtotojas X ir visiems klausimų nekyla, bet vat, kai būna kartais tikrai ir pačiam sunku susigaudyti, kas ten slepiasi po to plėtotojų, ar tai yra, na, sakykime, kažkokia tai antrinė įmonė, kažkokios motininės, nu, jeigu žinai, tai žinai, bet jeigu nežinai, tai irgi kas yra, sakykime, tie darbuotojai, tai, sakykime, galbūt tai įsteigta kažkokia tai nauja įmonė, bet, na, bent jau patirtį turintis įmonės yra akcininkai, nu, kurie dirba jau nekilnojamo turto rinkoje jau daug metų, tai bent jau tu tikėsi, kad vis dėlto jie sugebės, sakykime, įgyvendinti projektą, suvaldyti rizikas. Bet jeigu tu matai tokius, na, visiškai nežinomus vardus, nežinomas įmonės, na, naujai įsteigtas, na, pasiieškai, sakykime, internete informacijos, nes, pavyzdžiui, ir mes, nu, neturimgi visos informacijos, netgi dalyvaudami rinkoje apie kiekvieną turbūt irgi nesužinosim. Bet kartais tu jau matai, kad, na, nieko negirdėjai, nieko nežinai, sakykime, tie patys ir balansai yra pas jūs, pavyzdžiui, pateikiami, dabar yra pagal reikalavimus ir įmonių balansai pateikiami. Tai vat, čia irgi vat, geras dalykas, šiek tiek leidžia aiškiau susidaryti tokį vaizdą. Ir aišku, nu, bet čia daugiau labai priklauso nuo pačios platformos, kaip jinai sugeba vat, paprastai, aiškiai išdėstyti potencialiam investuotojui, ja, kodėl yra tokia vat, investicija ir kodėl verta ją investuoti ir kodėl tokia yra grąža. Nes, nu, jeigu, sakykime, plėtotojas yra šiek tiek, na, geresnis ir projektas geresnis, tai akivaizdu, kad grąža turi būti mažesnė. Bet jeigu atsiranda rizikos daugiau, grąža turi augti, na, tikrai pakankamai sparčiai. Mes visi tą suprantam, bet kada matom platformoje keletą skirtingų projektų vienu metu, kartais tikrai būna apmaudu, kad pasirenkam tą, kuris siūlo aukščiausias palūkanos, o ne tą, kuris galbūt žada mažiausią riziką, ar ne? Tai turbūt reiktų reziumuojant pasakyti, kad, na, aukšta grąža ne visą laiką yra geriausias pasirinkimas, turbūt, ar ne? Nu, bent jau aš tai dabar renkuosi žemesnę grąžą ir saugesnės investicijas, bent jau šiuo metu. O kokie, Raimondai, tie palūkanų rėžiai yra, kurie tave tenkina? Tai atliepia tavo mano maistą? portfelis, jeigu aš taip skaičiuočiau dabar, tai yra na, šiek tiek žemiau negu 10%, na, bendra portfelio grąža čia, nu, prieš mokesčių, žinoma. Dar. Tai va tokie va rėžiai tarp 9-10% mane labiausiai domina, nes tikrai šitame rėžyje galima rinkoje surasti tikrai patrauklių produktų. Raimondai, aš pristačiau tave, ar ne, kaip rinkos tyrimų vadovą Baltijos šalims. Ar tu matai skirtumą, na, tarp Baltijos šalių, kalbant apie platformose skelbiamus investicinius projektus, kur keliauja tavo investicijos? Ar tik į nekilnojamo turtą Lietuvoje, ar turėdamas informacijos, ar ne, na, vis tiek sugebi, žinai, kaip atsirinkti, gali tais skaičiais duomenimis žongliruoti? Kaip atrodo tavo portfelė tos skirtingos šalis ir ar matai skirtumą jose?
Taip, turiu investicijų ir Latvijoje, Estijoje, ten, Ispanijoje, bet jų dalis yra labai maža. Visų pirma, labai didelė problema yra, kad pasitikėjimas vertintojais, kartais yra pateikiamos ataskaitos, sakykime, susipažinti su įkeičiamo turto verte. Ataskaitos būna net ne anglų kalba, vietinė kalba, pavyzdžiui, estiškai, ten ar ispaniškai, ar vokiškai. Ir apskritai tu tiek rinkos ir tų niuansų tikrai negali išmanyti. Bet vis dėlto, dirbdamas vietiniai rinkoje, tu tikrai žinai, tikrai daug niuansų, o, sakykime, apie kitas šalis vis dėlto tu turi, tada jau labai pasitikė jau pačia platforma. Ką jinai jau patikė, kokią informaciją ir jos čia svarba daug didesnė yra. Todėl pas mane labai nedidelė dalis yra, sakykime, kitose šalise investicijos, koncentruojuosi į Lietuvą. Tai ten, kur man tiesiog, kam skirti per daug laiko nagrinėjant, sakykime, kitas šalis, nagrinėjant tos pačius vertinimus ir panašiai, jeigu tu gali pasimti vietoj tų objektų, investicijų tikrai yra, nes turiu platformų visai nemažai jau šiuo metu veikia Lietuvoje. Raimondai, tada palieskim dar šiek tiek diversifikacijos tematiką platformų lygmenyje. Pavyzdžiui, itin garsus investuotojas Warrenas Buffettas, jisai yra pasakęs, kad turbūt plačiai diversifikuoja tik tie, kurie nenori gilintis. Kaip yra su diversifikacija pas tave patį? Ar tu daugiau renkiesi investuoti mažesnės sumas ir skaidyti per didesnį kiekį projektų? Ar geriau galbūt renkiesi atlikti stambesnės investicijas, bet į kaip galima žemesnio reitingo projektus, siekiant pasiekti tą aukštesnę grąžą? Nes kaip žinia, dabar platformose yra tos grąžos išskaidytos rėžiais, kada ta grąža priklauso nuo atliktos investicijos dydžio ir turbūt didinant sumas, bet renkantis kaip galima mažesnį rizikos laipsnį projekte galima tą grąžą pasiekti. Kaip elgiesi pats? Tai jeigu nežiūrėt apie tas investicijas, sakykime, tuos dydžius, nes taip, kaip minėjai, investuoji daugiau, gauni šiokią tokią premiją. Tai žinoma, geriausia perlipti tą pirmąjį laiptelį, kada jau paauga šiek tiek. Jau drąsos įgaunam. Jau nuo šiek tiek jau paauga, kai nuo didesnės sumos. Bet jeigu žiūrėti patys į skirstimą, tai, sakykime, rizikas, tai aš rekomenduočiau, bet kokiu atveju, tai geriau yra daugiau investicijų, bet mažesnėm sumom. Sakykime, kaip pavyzdys, jeigu ten kažkas planuoja 10 000 investuoti, tai pats saugiausias variantas yra išskaidyti į 10 investicijų po 1000 eurų, kai kurie neturi laiko, galbūt net negali tingi gilintis ir panašiai, tada sakykime, į 5-2 investicijas galima paskaidyti tuos savo 10 000. Nes vis dėlto, kaip parodė praktika, tokie praktiniai pavyzdžiai per eilę metų, kiek jau veikia tos platformos, vis dėlto atsiranda tokių, tikrai tokių situacijų, kur tu net negalėjai pagalvoti ir jos nėra susijusios su turto verte, sakykime, jeigu turi problemų kažkas, tai kas pasiskolino pinigų, negali aptarnauti, perima platformą ir tai net nesusijęs su pačia turto verte, sakykime, kokia įkeistas, o yra su juridiniais dalykais susiję. Nes aš kaip investuodamas jau net negalėjau pagalvoti, kad gali būti ginčiama pirminė hipoteka. Toks atvejis, kad net atrodo minties nekyla, atrodo pirminė hipoteka, jokių problemų nėra. Arba, sakykime, kai perimamas turtas, kuris negali būti registruojamas, nes jisai buvo padarytas ne pagal projektą. Tai yra platforma turi pati rūpintis to daikto užbaigimu ir realizavimu rinkoje. Tai tokie pavyzdžiai. Turėjom tą pavyzdį, turbūt žinote, daugiabutį Šeškinėje. Toks geras pavyzdys. Atrodo, viskas tvarkoja, kyla daugiabutis, prašau, tavo finaliniam etape. Jo užbaigimas negalimas, nes reikia susispręsti daug klausimų. Ir labai daug suinteresuotų šalių. Tai įsivaizduokite, jeigu jūs investuotumėt visus savo lėšas į 1 ar 2 projektus, didelė tikimybė, yra ne tai, kad didelė, bet yra tikimybė, kad ta investicija jūsų gali išsitęsti laike. Tai yra, jūs jeigu investavote, jūs tikitės gauti po metų, ten, sakykime, ją atgauti su visom palūkanom, o pasirodo, kad jūs atgausite tą investiciją po 2-3 metų arba dar kažkada. Bet vėlgi, turbūt, Raimondai, tai irgi priklauso nuo žmogaus lūkesčių, nes tikrai tenka ir man pačiai sutikti investuotojų, kurie sako, man man gerai, jeigu ta paskola šiek tiek vėluos. Aš turėsiu papildomą palūkanų premiją, turėsiu delspinigius ar ne, aš tą riziką priimu, bet tai turbūt yra tinkama tik tokio, gal sakykime, tipažo investuotojams, kurie tie pinigai yra skirti tik investavimui. Jų panaudojimas nėra suplanuotas po metų arba po 2
Ir tam tikros pozicijos jos, gali portfelėje būti šiek tiek rizikingesnės, turbūt nereiktų išsigąsti. Be abejonės, mes patys dirbdami su investuotojais matom, kad šiai dienai ypatingai jie, nenori gal užsirakinti tų pinigų ilgam laikotarpiu arba ilgesniam negu metai, dėl geopolitinių priežasčių, dėl ekonominių priežasčių, ar ne, dėl pačios rinkos, dėl kažkokių vidinių lūkesčių. Tų priežasčių gali būti daug, bet tie, kurie sako, tai yra pinigai skirti investavimui, galbūt 10-20% skirsiu rizikingesniems projektams, bet kitą dalį noriu, kad man mokėjimai vyktų laiku, ar ne? Tai aš manau, kad tokių dalis, kurie, sakykime, nesvarbu padėjo, grįž po 2-3 metų su didesnėm palūkom, vis dėlto nemanau, kad yra didžioji dalis. Aš manau, kad didžioji dalis yra tie, kurie planuoja savo srautus ir jiems yra svarbu žinoti, kad, aš investavau, po metų galėsiu išsiimti. Nes vis dėlto atsitinka ir įvairių situacijų ir žmonės turbūt vis tiek, jeigu tu suplanavai metams, tai kaip ir norėtųsi, kad būtų metams, sakykime, investicija, o ne 2-3 metams. Tai aš manau, kad didžioji dalis vis tiek tai yra labai svarbu ir tokių, kurie padėjo, pamiršau, čia jau yra turbūt toksai siauras segmentas. Raimondai, dar turbūt pasikalbėjom apie tai, kaip mes atsirenkam investicinius projektus platformose. Palieskim pabaigai labai trumpai, o kaip mes atsirenkam pačią platformą? Kuo pats vadovaudomis? Tu atsirenki platformą, su kuria tu dirbi? Kadangi išbandžiau ne vieną platformą, tai galiu pasakyti, man yra kaip investuotojui svarbiausi 3 dalykai. 3 dalykai. Tai pirmas dalykas, žinoma, yra objektai, tai yra objektų kiekis ir objektų kokybė. Tai yra, kiek objektų gali pasiūlyti platforma ir kokiu rizikų, kad, sakykime, koks yra, nes kai kurios platformos siūlo tik tai labai rizikingas investicijas, tik tai net žiūri, net nelabai nori senais ir svarstyti kažkokius pasiūlymus. Kitos galbūt rečiau siūlo, kitos tų pasiūlymų yra pakankamai pateikiama dažnai. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas tai yra patirtis platformoje. Kas labai svarbu, ypatingai kai turi daugiau investicijų, tai jas valdyti irgi pasidaro sudėtinga. Tu jau tada turi pasitikėti pačią platformą, kaip tu gali išskirstyti, sakykime, vėluojančius mokėjimus, grįžtančius mokėjimus, statistiką kažkokią tai gauti apie kažkokias investicijas, kaip vyksta apmokėjimas, sakykime, investicijas, sakykime, noriu investuoti, kaip apmokėjimas, ar, sakykime, kažkokia yra vidinė sąskaita, ar pats tiesiogiai pervedi tas, kuris nori pasiskolinti. Tai šitie dalykai, tas patirtis platformoje, techniniai dalykai labai svarbu, ypatingai, kad turi daugiau dalykų, tai daugiau investicijų. O trečias dalykas, tai žinoma komunikacija. Komunikacija į išorę ir komunikacija į vidų. Tai, sakykime, šiandien darome komunikaciją į išorę. Tai yra platforma, sakykime, pristato savo paslaugas. Bet labai svarbus dalykas komunikacija į vidų. Tai yra, investuotojai turi būti informuojami ir apie eigą projektų. Tai yra, sakykime, investicija atlikta, investicija vėluoja, ėmėmės tokių žingsnių ir panašiai, tam, kad nereikėtų ten paskui per daug pačiam ieškoti, nes kartais kai kurios platformos toks vaizdas, nenori informuoti apie, sakykime, kažkokius nelabai malonius dalykus ir pats tada turi ieškoti, sakykime, domėtis ar tam platformui susirasti, kur ten yra ten skiltis, kur rašoma apie tą investiciją. Tai labai gerai, kai, sąžiningai platforma pasako, kaip yra iš tikrųjų investuotojams. Girdžiu, Raimondai, turbūt pridėčiau dar tik vieną dalyką, kad lygiai taip pat turėtumėm atsirinkdami platformą žinoti, ar jinai turi teisę tokią veiklą vykdyti ar ne, ar jinai yra licenzijuojama. Šiai dienai, ar ne, praeitų metų lapkričio 1 dieną platformos turėjo irgi persilicenzijuoti, ar ne, europiniai licenzijai. Tai pasitikrinti turbūt atsiliepimus, pasikalbėti su draugu, su kolega, išgirsti ir tą antrą nuomonę. O aš turbūt mūsų pokalbį norėčiau vesti link pabaigos ir pati bent jau išsinešu kelis dalykus. Tai pirmiausia, kad nesitikim kažkokio sukrėtimo nekilnojamo turto rinkoje. Šiandien netgi laukiame naujienų dėl Euriboro, ar ne. Prognozės jos nėra blogos, jos daugiau yra į pozityvesnę pusę. Tikime sugrįžtančių tų pirkėjų turbūt labiau ne pavasarį, o rudenį. Atsirenkant nekilnojamo turto projektus sutelktinio finansavimo platformose, pats pasidalinai tikrai labai gerais praktiniais patarimais, žmogiškais patarimais kaip investuotojas, ar ne, kad šiandien turbūt labiau reikėtų žiūrėti, kaip galima didesnio baigtumo investicinius projektus.
pasitikrint, ar platforma mūsų nepamiršta, kai mes investuojam, pasižiūrėti, koks yra užstatas, kokia yra jo lokacija, ar tas investicinis projektas demonstruoja tą savo komercinį potencialą turbūt. Na ir Raimondai, aš labai tikiuosi, kad galbūt po kelių mėnesių mes susitiksime gal dar kartą ir kitą ketvirtį pasižiūrėsim, ar tos prognozės, apie ką mes kalbam, pildosi ir kaip mes ir kuo gyvenam. Tai ačiū labai, kad skyrei laiko ir sutikai ateiti šiandien pas mus. Tai ačiū Greta ir gerų visiems investicijų.